dokumentų skirtų elektroniniam pasirašymui įkėlimas į sistemą ir jų redagavimas. Kiekviena įmonė, dirbanti su Sign on Tabu, turi galimybę į Darva CRM sistemą įsikelti savo įmonei reikalingus dokumentus. Spaudžiame admin, sistemos nustatymai, pasirenkame dokumentai, spaudžiame žalią mygtuką sukurti naują, sukuriame dokumento pavadinimą, spausime išsaugoti ir spaudžiame geltoną mygtuką redaguoti turinį. Spaudžiame žalią mygtuką pridėti dokumento dalį ir įkeliame mums reikalingą dokumento dalį. Rekomenduojame kelti dokumentą mažais segmentais, tam, kad jisai įsikeltų tvarkingai, be didelių tarpų. Aš pademonstruosiu, kaip tai atrodo. Pasiliekame formatavimą, spaudžiame išsaugoti. Norint pridėti kitą dokumento dalį, tiesiog spaudžiu pridėti dokumento dalį ir keliu atitinkamai kitą dokumentą. Dabar pasirinksiu visą dokumentą, tam, kad parodyčiau, kaip tai atrodys, jeigu jūs kelsite iš karto visą dokumentą. Spaudžiu išsaugoti ir tam, kad mes pasižiūrėtume, kaip mūsų dokumentas finale atrodo, spaudžiame geltoną spausdintuvo mygtuką. Spaudžiame dokumentą, jisai atsisiunčia ir mes matome didžiulį tarpą ir mūsų dokumentas atsiranda čia. Todėl ir rekomenduojame kelti mažais segmentais, kad išvengti tokių didelių tarpų. Pabandysime įkelti mažą dalį ir pamatysime, kad tarpo nebelieka. Nukopijuojame kelias pirmas pastraipas, įdedame, spaudžiame išsaugoti ir vėlgi galiu patikrinti, kaip mano dokumentas atrodys. Ir mes matome, kad jisai įsikelia tvarkingai. Tai taip mes keliame savo dokumentus, čia jūs galite įkelti sutartį su klientais ir visus jums reikiamus dokumentus. Dokumentų skirtų elektroniniam pasirašymui įkėlimas į sistemą ir jų redagavimas. Kiekviena įmonė, dirbanti su Sign on Tabu, turi galimybę į Darva CRM sistemą įsikelti savo įmonei reikalingus dokumentus. Spaudžiame admin, sistemos nustatymai, pasirenkame dokumentai, spaudžiame žalią mygtuką sukurti naują, sukuriame dokumento pavadinimą, spausime išsaugoti ir spaudžiame geltoną mygtuką redaguoti turinį. Spaudžiame žalią mygtuką pridėti dokumento dalį ir įkeliame mums reikalingą dokumento dalį. Rekomenduojame kelti dokumentą mažais segmentais, tam, kad jisai įsikeltų tvarkingai, be didelių tarpų. Aš pademonstruosiu, kaip tai atrodo. Pasiliekame formatavimą, spaudžiame išsaugoti. Norint pridėti kitą dokumento dalį, tiesiog spaudžiu pridėti dokumento dalį ir keliu atitinkamai kitą dokumentą. Dabar pasirinksiu visą dokumentą, tam, kad parodyčiau, kaip tai atrodys, jeigu jūs kelsite iš karto visą dokumentą. Spaudžiu išsaugoti ir tam, kad mes pasižiūrėtume, kaip mūsų dokumentas finale atrodo, spaudžiame geltoną spausdintuvo mygtuką. Spaudžiame dokumentą, jisai atsisiunčia ir mes matome didžiulį tarpą ir mūsų dokumentas atsiranda čia. Todėl ir rekomenduojame kelti mažais segmentais, kad išvengti tokių didelių tarpų. Pabandysime įkelti mažą dalį ir pamatysime, kad tarpo nebelieka. Nukopijuojame kelias pirmas pastraipas, įdedame, spaudžiame išsaugoti ir vėlgi galiu patikrinti, kaip mano dokumentas atrodys. Ir mes matome, kad jisai įsikelia tvarkingai. Tai taip mes keliame savo dokumentus, čia jūs galite įkelti sutartį su klientais ir visus jums reikiamus dokumentus.